Sveiki, mano vardas yra Artūras ir aš esu 3DEV projekto vadovas. Šio vaizdo įrašu pradėsiu naują 3DEV TV grojaraštį pavadinimu Photoshop pradmenys. Taigi, šiuose pamokose mokinsimės Photoshop pagrindų. Tai yra pažinsime Photoshop programą, išsiaiškinsime, kam jį skirta ir išmoksime su ją dirbti. Iš pradžių norėčiau pasakyti nedidelę pastabą. Pirmosios pamokos bus skirtos susipažindinimui su pačia Photoshop programa ir bus kalbama apie paprasčiausius dalykus, kurie labiau patyrusiems Photoshop vartotojams gali atrodyti nereikšmingi ir neaktualūs. Todėl iš karto įspėsiu, jeigu esate labiau patyręs Photoshop vartotojas, pirmosios pamokos tikrai ne jums, bet patariu vis tiek jas pasižiūrėti, galbūt bus paaiškinti dalykai, kurių nežinojate, nors jie ir bus smulkus. Taip pat vertėtų žinoti, jog dirbsiu su Photoshop CS6 versija, todėl jei jūs dirbate su senesne ar naujesne Photoshop versija, dalis grafinės sąsajos gali atrodyti kiek kitaip, bet manau, jei versija yra nedaug senesnė ar naujesnė, jūs galėsite be didesnių sunkumų sekti šias pamokas ir išmokti to, apie ką bus kalbama. Taigi, kas yra Photoshop? Tikriausiai visi iš jūsų žino, kas yra Photoshop, tačiau vis tiek turiu tai apibrėžti. Photoshop yra profesionali programa skirta skaitmeninių paveikslėlių ar nuotraukų redagavimui, naudojama milijonų grafikos dizainerių, ir tikriausiai tokių žmonių kaip jūs. Turbūt nėra įmanoma pilnai išmokti naudotis visais Photoshop įrankiais, nes Photoshop programa yra sukurta net 1988 metais ir yra tobulinama beveik 25 metus. Iš to galime susidaryti išvadą, kad visų įrankių mes niekada neišmoksime, tačiau galėsime naudotis įvairiomis dokumentacijomis, kitų žmonių sukurtomis pamokomis, užrašais ir panašiais dalykais, norint pasiekti atitinkamą rezultatą dirbant Photoshop programa. Šiame grojaraštyje nerodysiu jums, kaip įsirašyti Photoshop į savo kompiuterį. Tikiu, jog jei jau nusprendėte mokytis dirbti su Photoshop, jau esate išmokę įsirašinėti programas. Žinoma, nepamirškite nusipirkti programas už beveik 2000 litų, bet jei esate taupus, galite ją išbandyti nemokamai 30 dienų ir vėliau ją nesinaudoti. Ir jokių būdų nebandykite jos naudoti nesusimokėję, kai pasibaigs jūsų nemokamo išbandymo laikotarpis. O tiems, kurie dar nėra labai patyrę įsirašant programas, tiesiog 1000 kartų paspauskite Next, galiausiai 1 kartą paspauskite Finish ir būsite pasiruošę pasileisti programą. Kągi, dabar galime pereiti prie pačios Photoshop programos ir pažvelgti jos grafinę sąsają. Kaip matote, vos atsidarius Photoshop programą, grafinę sąsają sudaro labai daug įvairių elementų. Tai yra meniu juosta, įrankių juosta, papildomų parametrų kiekvienam įrankių juosta ir žinoma įvairios panelės, apie kurias ir kalbėsime kitoje pamokoje. Tai tiek šioje pamokoje, ačiū už dėmesį ir iki!